Žodžiu, važiuojam į Beach Bike Festą 23 metais. Nuo 21 biški technikos pasikeitė, bet esmė ta pati. Važiuojam, nežinom kodėl. Tai va, čia yra Circle K prie Vilniaus. Kaip visada. Nu viskas, pučiam į Kauną, o po to žiūrėsim, ką jau darysim. Žodžiu, jau vievis. Nežinau, kaip čia girdėsis per tos vėjus, bet pašnekėkim šiek tiek apie techniką. Tai aš važiuoju su Kawasaki GTR 1.4, o Justas pasirinko šiek tiek įdomesnį variantą šiam pasivažinėjimui ir važiuoja su Ducati XDavel S ir berods 20 metų, jeigu neklystu. Nu, bet žodžiu, apynaujas. Sakė, kad labai jau bezdėsim, nes labai su juo užmesti be jokių vėjo apsaugų, be jokių stikliukų, biški yra reikalų. Bet žiūriu kažkaip nuotaika gera. Kieme 30 laipsnių, 31 lemba. Tai duoda gazo jisai su to Ducačiu. Tai visai gerai, smagu važiuoti. Pradžioj sakė, važiuosim ant 100, bet jau kaip matau, dabar mes tikrai ant 100 nevažiuojam. O va, aparatas atrodo taip įdomiai. O šiaip dar įdomesnis faktas, kad Vilniui 31-32, o sakė, kad Palangoj baisi liūtis ir 19 laipsnių, tai nežinau, kaip iš tiesų, tai važiuojam, patikrinsim. Žodžiu, kažkaip labai greitai atvažiavom į Kauną. Labai sutrumpėjęs kelias, matyt. Šiaip tikriausiai bus blogiau, bet kai važiuoju, laikais rankytę. Tai rankytės biškis krusdelytės vaikšto, žinai. Vibracija yra, bet nuo 16 gaunasi taip, kad taip kaip turi. Bet kaip ant hantelio laikai, nu, ta prasme, kaip ant turniko laikais, ar ne? Dar ne. Su Harley baisiau. Nu gerai, nes tu išvažiavom, tu ten vietom labai smagiai, žiūriu, važiuoji. Žodžiu, Kryžkalnis, Kauniukė buvo kamščių. Ten pastoviai negali išsispręsti. Su eismu jie. Ir šiaip klimatas keičiasi, nes yra debesų. Vilniui tai 3-2 ir nei vieno debesio, keli irgi pastoviai 3-2. Tai, kaip matote, planas ant 100 neišdegė. Kame bairis, žiūrėk, tu supylei 15 litrų nuo Kauno iki čia, nu čia mes esam biški už Klaipėdos. Aš supyliau 16 litrų nuo Vilniaus iki čia. Tai gavosi, kad aš košiau 2.20 vietų. Nu, o aš košiau iš paskos lygiai taip pat. Nu. Tai žinai toks. O tai kas ten buvo su ta M4? Ten vaizdas buvo. Būtinai aš ją... Tai jūs ten nežinau, ką jūs ten maskatavot. Tai pas mane 2.20 rodė daugiausiai. Nu, žodžiu, važiuojam į galutinį jau tašką mūsų apsistojimo Palangos centriuke. Žiūrėsim, o dabar čia jau pradeda darytis, jau matosi, kad motociklistų šventė, nes visokie muzikiniai motociklai jau sutinkami kely, tai jau šventinė nuotaika ir oras pasitaisė, 25 rodo, tai jau
pats tas. Labai fainas šitas keliukas. Gaila, aišku, kad sektorinis greičio matoklis, bet nežinau, toks autostrada atminiai, tenais vienokios emocijos, o čia taip kažkaip jau šitam keliukė taip nusiraminiai, jau toks kurorto vaibas jaučiasi. Nu va, ir Palanga. Ir oro prasme tai didelis paradoksas, nes čia matosi lyta, gaivų bele kaip, 21 laipsnis. Tai atvarius iš 32, tai kažkoks kosmosas atrodo. Visiškas skirtumas. Tai žinai, toks ateina pagalvojimas, kad gal nėra tokia maža ta Lietuva, nes atrodo jau čia taip visiškai kažkur kitur būtum. Ir kame yra dar kita medalio pusė, aišku, išvažiuota yra su perpučiama pilnai tekstilinė striukė. Tai jeigu toks orelis čia bus ir toliau, tai labai jau įdomu gali būti, taip sakant, gaiviai gali būti. Nu va, ir atvykom. Nu ką, apsimuturiavom. Jau čia kas vyko per Beach Bike Festo, medžiagos nėra, nenuostabu. Nes kas vyko, tas jau ir vyko. Apsimaturiavom, susirašėm. Važiuosime į Vilnių. Nu, pradžiai važiuosim į Šventąją, mes esam dabar Palangoj. Po to planuojam važiuoti į Panemunę. Kaip gausi, tai žiūrėsim. Žodžiu, aplankėm Šventąją, atsisveikinom su Beach Bike Festu. Varom atgal į Vilniaus kraštus. Dar visur motociklistų pilna. Ir kaip visada, greičiausiai bus reidas patikrinti, ar gerai motociklistai šventė. Ir policija pasitikrins, kiek kibimo yra tam. Kaip matau, čia galim užtrukti. Čia kažkam jau gal užkybo. Nu, žiūrėsim, ar jums su GTR bikeriu. Sveiki. Kelių policija rado, patikrinsim blaivumą. Žodžiu, mes šventėm nekaip, nes nesusidomėjo mumis. Bet kaip bebūtų gaila, matosi prieki keli mocai stovi. Tai jau tie turbūt jau pašventė. Iš Klaipėdos į Šilutę ir po to jau tęsim vaizdingesniais maršrutais. Bet toks pamąstymas,
keliai pas mus Lietuvoje, nu tai šakės yra, nu ta prasme. Čia ale skaitos turbūt Šilutės plentas, bet čia Šikna, ne, Šiknutės plentas, ta prasme. Joji kaip su arkliu. Nu bet čia visoje Lietuvoje praktiškai taip, ta prasme. Turbūt visam regione šudiniausi keliai patapo. Tokie mandri lietuviai buvo, kad oi kokie keliai, kaip Lenkijoje šudinai. O dabar Lenkijoje jau atrodo kaip svajonių keliai. Tai va, kokie pizdėlininkai pas mus valdžioj. O čia, žiūrėkit, politika. Nu, kai nėra kas veikti, papolitikuot galima. Va, kaip GTR, gerai autopilotas. Važiuoji savo. Gali knygą pasimt paskaityti. Bet irgi, nu, tokiais keliais, nu, tai ką tu čia? Baisu, nes čia įvažiuosi į duobę ir baigsis tavo autopilotas. Nu, gerai reikia. Taip reikia. Jau beveik priartėjom prie Šilutės. Ir toks pamąstymas, kad tikrai smagiau važiuoti negu autostrada. Kilometrais, čia didžiausias skirtumas, kilometrais nėra tiek daug to skirtumo. Nes taip atrodo čia aplinkui ir panašiai, bet ten gaunasi, nežinau, nu grubiai 50 km skirtumas negu autostrada, tai tikrai nėra kažkoks didelis skirtumas ant tokio atstumo. Bet laiko atžvilgiu, tai čia gaunasi kosmosas, nes laiko atžvilgiu čia, dabar gražus vaizdai, laiko atžvilgiu, nežinau, čia 3 kartus ilgiau, nes miesteliai, 7 sektoriniai, nu žodžiu, daug reikalų. Va, motociklistai matos mėgsta šitos maršrutus, nusitinkam labai daug ir važiuojančių točnai ne iš Beichtvesto, nes važiuoja į kitą pusę. Ir kitas įdomus dalykas, prieš tai važiavom per pervažą ir mirksi toksai signalas, kuris Vilniaus regione reiškia, kad atvažiuoja traukinys. Bet tenais jisai mirksi, jokio traukinio, nieko. Tai teko varyti. Tai arba kažkas pamiršo išjungti tą signalą, arba čia kitaip groja tie signalai. Žodžiu, planas vėl pasikeitė. Šiaip šitas visas išvažiavimas, tai yra niekas nevyksta pagal planą. Tai reiškia geras išvažiavimas, nes visą turi ką pagalvoti, viskas keičiasi, nėra rutinos kažkokios. Ir dabar važiuojam į Karpinę, pasirodo, buvom jau prie Šilutės, bet tenais chebrytė, pietaut sugalvojo, kita, kuri nevažiuoja su mumis kartu dabar. Mes galvojam davai pridžionint irgi, tai už valandėlę susitinkam ten, mums biški yra gabalas kelio, bet nuotaika gera, motocikliukai eiklūs, tai aš manau, kad mes labai smagiai ten atvažiuosim, pakol kas keliukai tikrai labai faini, o po to šoksim į gabalą autostrados. Šiaip Žemaitijoje labai daug fainų keliukų, nes čia upių, upelių, visokių miestelių ir tie miesteliai tokie prižiūrėti, tai šiaip yra skirtumo nuo, jeigu skirti į Vilniaus regioną, sakralinė vieta, nes Vilniaus regione, nu, yra skirtumo, kaip atrodo ta mūsų Lietuvėlė, bet tie regionai vis tiek turi daugmaž savo madas. Nu, šiaip įdomi bažnyčia, ir šiaip čia įdomiai atrodo.
Švėkšnos bažnyčia. Šiaip aš turbūt pirmą kartą, nors Žemaitijoje tekę pabuvoti, tikrai taip sakant, bet palieka įspūdį. Šiaip rekomenduotina aplankyti tikrai. Ir šiaip atrodo labai seno miestelio vaibo turi, nu ta prasme, kad tenais vos ne viduramžių vaibo miestelis, tai jeigu važiuojat, tikrai verta aplankyti ir tikrai aš dar užsuksiu čia nepravažiuojant, o patsekavint įdėmiau, kas čia vyksta. Nustebino, šiaip kažkaip galvojau, mes atvarėm, galvojau, nu, dar vienas miestelis kaip visi, bet ne. Čia matos parkelis kažkoks įdomus. Žodžiu, šios kelionės atradimas Švėkšna. Na, aišku, čia po to jau kaip ir viskas, bet po to va, dar viena bažnytėlė. Tikrai čia kažkaip įdomiau. Turbūt, jeigu ten paskaityti kažkokią istoriją, tai istoriškai bus įdomus miestelis. Tai va, bet mes dabar neskaitysim nieko, važiuosim. Važiuojam toliau. Čia grįžtant prie temos, keliukas, nabagiukas, nublemba 50 Shades of Grey ir Jėtau, kokia skudurinė nūtė. Ir matosi, kad kelias prižiūrimas, nes lopai ir naujų yra, tai reiškia, ten galima lopai nuo 2000 iki 2023 metų pagal atspalvį galima atsirinkti lopą kelią. Čia yra šagės. Nu, bet tokia realybė. 23 metai dabar bus kažkada smagu prisiminti. Gal po 10 metų jau bus daugiau normalių kelių, tikiuosi labai. Čia toksai duokim šiek tiek vilties, nors visi žinom, kaip čia pas mus gali gautis. Čia vyksta kultūrinis paveldas. Fūra lenkia kitą. Čia fūra, ne fūra, žodžiu. Kamštį padarė ant 8.5 visi čia. Žodžiu. Nu, būna ir taip. Nieko, atsipalaidavo kelias varom. Nu va, pavalgiam karpiniai. Visai nieko ta vieta. Visai gražiai čia pasidarė. Visai neblogai davė pavalgyti. Tęsim toliau. Važiuosim turbūt su chebryte. Tenais kolona judės jau lėtai, bet vis tiek niekur neskubam. Pažiūrėsim bent jau iki Kauno. Grįžtam iš Bičiubekfesto su kompanija. Pravažiavom jau Elektrėnus ir Vievį, man atrodo, net jau. Tai kaip ir jau finišo tiesioji, galima sakyti. Smagiai pavažinėjom, visas dienas buvo grubiai +30. Ir dabar vat jau yra nors vakaras beveik 8, atrodo +27. Tai tikrai visas dienas buvo galima pasidžiaugti oru, pavažinėti. Ir tiek, nieko kažko tokio ypatingo, bet gal išeisiu lipdyti šitą luką su abejotinos kokybės turiniu, bet užtat prisiminimui, kas kaip buvo, gal kažkada ir bus įdomu pažiūrėti. Nu va, jau ir Vilnius. Su chebryte atsisveikinta, visi išsiskirstė
namo imsėtis. Per tripą padaryta 800 km. Nu, tai nedaug, nes niekur mes ten aplinkui per daug nevažinėjom. Tai. Bet viskas labai neblogai pasisekė. Lauksim kitų metų, važiuosim kitais metais, žiūrėsim, kaip kitais metais bus. Reikės gal labiau paorganizuoti chebros, kažkokių susigalvoti challenge planų, arba ne. Kaip sakoma, svarbu dalyvauti. Jeigu išėjo dalyvauti, jau yra gerai. O jie daug šos.